Pristatome jums mūsų gaminį vandens jonizatorių Aquator Silver, kuriuo galite pasigaminti jonizuoto šarminio, rūgštinio ir sidabringo vandens. Prietaiso konstrukcija. Išimami išorinis ir vidinis indeliai, gaubtas ir valdymo pultas. Apatinis indas – jonizacijos indas su rankena. Į indą įstatyti apvalios formos išimami indeliai, tarp kurių įdėta membrana. Prietaiso gaubte įtvirtinti plokšti elektrodai ir apvalus kontaktas. Plokšti elektrodai skirti jonizuoto vandens gamybai, o apvalus kontaktas sidabro elektrodui prijungti. Anodinis elektrodas tamsus, pagamintas naudojant retųjų metalų rutenio ir iridžio oksidų mišinius su titano pagrindu. Šie elektrodai pasižymi geromis elektrocheminėmis ir fizikinėmis mechaninėmis savybėmis. Tai yra dideliu aktyvumu ir mažomis įtampomis. Jų ilgamžiškumas arba tarnavimo laikas yra labai didelis. Iš bet kokio kito metalo pagaminti anodai vandens jonizatoriuose naudoti yra netinkami. Valdymo pulte sumontuoti darbo režimo ir laiko indikatorius, šviesos indikatorius, valdymo mygtukai ir virvėlaidis su kištuku. Membrana. Gaminama iš specialios elektrolizei tinkančios medžiagos. Naudoti kitas medžiagas, nei nurodo gamintojas, draudžiama. Iš naujos membranos susukite kūgio formas pertvarėlę. Membrana susukama 2 sluoksniais. Suformuotą membraną įdėkite į indelį. Įdėta membrana turi remtis į indelio dugną. Įdėkite indelį į indelį ir spauskite iki dugno. Vandens lašėjimas iš indelių prietaisui veikiant ar pakeitus naują membraną, pagaminto jonizuoto vandens kokybei įtakos neturi. Jei vanduo teka srovele, membraną būtina pakeisti. Jonizuoto vandens gaminimas modifikacijomis Silver ir Classic. Kairę ranką prilaikydami apatinį indą, dešinę ranką stumdami rankeną nuimkite prietaiso gaubtą. Įstatykite išimamuosius indelius, tarp kurių yra membrana, į pasirinktą apatinio indo pusę pagal poreikį. Prie šviesaus elektrodo visada gaunamas jonizuotas šarminis vanduo, prie tamsaus jonizuotas rūgštinis vanduo. Įstatę išimamus indelius patikrinkite, ar jie vietoje. Jonizacijos indo vidinėje pusėje yra 2 žymės. Apatinė rodo minimalų, o viršutinė maksimalų vandens lygį. Pripilkite šalto vandens iš čiaupo į išimamuosius indelius, o po to į apatinį indą iki apatinės žymės. Uždėkite gaubtą ant apatinio indo taip, kad į išimamą indą pagal poreikį patektų reikiamas elektrodas. Gaubto ir indo rankenos turi sudaryti vientisą rankeną. Prijunkite gaubto laido kištuką prie valdymo pulto lizdo. Įjunkite virvėlaidžio kištuką į elektros tinklo kištukinį lizdą. Valdymo pulte užsidega žalios spalvos indikatorius, o laiko indikatoriuje žodis patikra, kuris, jei prietaisas tvarkingas, pasikeičia į žodžius jonizuotas vanduo. Spausdami mygtuką pažymėtą rodiklę aukštyn, nustatykite reikiamą elektrolizės laiką. Norint sumažinti nustatytą laiką, spauskite mygtuką pažymėtą rodiklę žemyn. Dėmesio! Prietaiso darbo laikas nustatomas minutėmis. Paspauskite mygtuką Start. Užsidega raudonos spalvos indikatorius. Prietaisas pradeda veikti. Praėjus nustatytam laikui, prietaisas išsijungia automatiškai. Norėdami anksčiau nutraukti prietaiso darbą, nuspauskite mygtuką Stop. Pasibaigus prietaiso darbui pasigirsta garsinis signalas. Ištraukite virvėlaidžio kištuką iš elektros tinklo lizdo. Nuimkite gaubtą. Prietaiso elektrodus pastatykite į lėkštutę. Išpilkite jonizuotą vandenį iš išimamųjų indelių, po to iš apatinio indo. Išplaukite išimamuosius indelius ir indą su vandeniu. Gaubtą ir valdymo pultą plauti vandeniu draudžiama. Šviesų elektrodą nuvalykite švelniu audiniu su vilgytu 9% maistiniu actu. Tamsio elektrodo valyti nereikia. Indą, gaubtą ir išimamuosius indelius ščiovinkite. Membranos išimti nereikia. Prietaisui išdžiūvus surinkite ir laikykite sausoje vietoje. Sidabringo vandens gaminimas modifikacija Silver. Kairę ranką prilaikydami apatinį indą, dešinę ranką stumdami rankeną nuimkite prietaiso gaubtą. Uždėkite ant gaubte esančio kontakto laikiklių su apvaliu sidabro elektrodu.
Gaminant sidabringą vandenį, išimami vidiniai indeliai nereikalingi, todėl juos išimkite. Pripilkite į apatinį indą vandens iki apatinės žymės. Uždėkite gaubtą ant apatinio indo, kad rankenos sudarytų vientisą rankeną. Prijunkite gaubto laido kištuką prie valdymo pulto lizdo. Įjunkite virvėlaidžio kištuką į elektros tinklo kištukinį lizdą. Valdymo pulte užsidega žalios spalvos indikatorius, o laiko indikatoriuje žodis patikra, kuris jei prietaisas tvarkingas pasikeičia į žodžius sidabringas vanduo. Spausdami mygtuką pažymėtą rodiklį aukštyn, nustatykite reikiamą elektrolizės laiką. Norint sumažinti nustatytą laiką, spauskite mygtuką pažymėtą rodiklį žemyn. Dėmesio! Prietaiso darbo laikas iki 1 minutės nustatomas sekundėmis, o nuo 2 iki 60 minučių minutėmis. Paspauskite mygtuką Start. Užsidega raudonos spalvos indikatorius. Prietaisas pradeda veikti. Praėjus nustatytam laikui, prietaisas išsijungia automatiškai. Norėdami anksčiau nutraukti prietaiso darbo laiką, nuspauskite mygtuką Stop. Pasibaigus prietaiso darbui pasigirsta garsinis signalas. Ištraukite virvėlaidžio kištuką iš elektros tinklo lizdo. Nuimkite gaubtą. Prietaiso elektrodus pastatykite į lėkštutę. Išpilkite sidabringą vandenį į neskaidrų indą. Sidabro elektrodą ir šviesųjį elektrodą atsargiai nuvalykite minkštu audiniu. Stipriau užterštus elektrodus nuvalykite audiniu su vilgytu 9% maistiniu actu. Tamsios spalvos apnašos, atsirandančios ant sidabro elektrodo, jokios įtakos sidabringo vandens kokybei neturi. Išplaukite apatinį indą vandeniu. Gaubtą ir valdymo pultą plauti vandeniu draudžiama. Indą ir gaubtą išdžiovinkite. Prietaisui išdžiūvus surinkite ir laikykite sausoje vietoje. Geros sveikatos jums linki įmonė Burbuliukas.